Iš populiaraus žaidimo Fireboy and Water Girl, koks veikėjas visą laiką būdavai? Vandens mergaitė ar ugnies berniukas? Vandens mergaitė. Vandens mergaitė. Vandens mergaitė. Abudu labai draugų neturėjau. Ugnies berniukas tikrai. Ugnies berniukas 100%. Ugnies berniukas. Ugnies berniukas, nes smagiau žaisti su tom rodiklėlėm vietoj ASVD. Vandens mergaitė. Jei su vyresniu broliu žaisdavau, tada liepdavo mergaitę būti. Ugnies berniukas, nes nemokėdavau plaukt. Šiaip berniukas būdavo. Čia toks klausimas, žinot, galima įsiduoti. Nu, bet pasakysiu dėl, kad berniukas buvo. Fireboy, bet kartais būdavo per karštą ir tiesiog norėdavos pasikeisti. Both is good. Aišku, ugnies berniukas. Aš tai už tos blokelius žaisdavau, kuriuos reikia jėdinti. Aš tai tiesiog žaisdavau abu vieną mėnesą. Nes draugų nėra. Seima. Draugų nėra. Bet turiu draugų. Aš irgi taip žaisdavau. Jo, aš irgi taip pat. Aš Minecraft'o žaisdavau, bet šiaip berniukas. Ugnies berniukas. Vandenukas. Aš irgi vandenukas. Aš jums atrodo ir tas būdavau. Jo, mes nediskriminuojam. Jo, mes nediskriminuojam. Ką implikuoja šito klausimu? Aš tai turbūt ugnies berniukas buvau. Fireball. Kodėl silicijus bijojo aliuminio? Gal dėl to, kad jis ne metalas, čia kažkokia priešprieša tarp pereinamųjų metalų ir ne metalų. Silicis jaučiasi toks, insecure, suprantat? Jis turi 4 šitas ir nėra toks stiprus metalas kaip aliuminis. Jis, žinai, toks aliuminis visai stiprus, jis ten su viskom reaguoja, jis toks, tai žinai. Nes jam davė silent treatment. Kodėl cheminėms reakcijoms reikia šilumos? Tik neteisingi atsakymai. Todėl, kad visa chemija yra savotiška meilė ir be šilumos meilės kaip ir nėra. Nes šiluma mus suartina. Na, kad įsimylėtų ir po to padarytų, ką reikia. Nes jam šalta yra. Jie kaip moteris, moteriam visada šalta būna. Tai vat ir cheminiam reakcijam reikia šilumos. Moteriška giminė, Taip, reakcija moteriška giminė. Man lietuvių pupas ne už kalnų, tai jau reikia giminės kartot. Nes per brangų mokėtų šildymą. Kad galėtų meškos plaukiot daugiau, nes jom labai plaukiot patinka. Ar ugnis galėtų išlaikyti šaltą protą stresinėse situacijose? Tai taip, nes jinai labai ledova. Filosofiškai mąstant, ugnis yra kaitros simbolis. Ugnis šildo žmogų. Ar ugnis padeda išlaikyti šaltą protą? Čia klausimas, bet ar padeda išlaikyti aštrų protą? Juk ugnimi, juk šiluma mes darome labai aštrius įrankius, kalavijus gamindavom. Todėl padeda. Taip, nes jeigu tu esi piromanas, tai gali padėti tau nusiraminti. Nemanau, nes kai užsiliepsnoja, tai labai jau kaprizinga ir nebenusileidžia. Gal ir galėtų. Dėl to, kad kai jinai pradeda stresuoti, kai pradeda valgyti. Ir kai pradeda valgyti, vien nurimsta. Kodėl Bunseno degiklis yra geriausia laboratorinė įranga? Nes yra tikimybė, kad bus. Nes kurti laužą per sunku. Žiemą pasišildyt galima kempakę, kai šalta. Išsikepti zefyrų galima. Ar kempakę žiemą šalta? Manau, jo. O tai dėl ko naują stato, tai turbūt, kad šildymą padarytų. Todėl, kad su juo galima deginti. Geriausia, nes kai ant jo pirštus dedi, jauti kažką. Kad emocionaliai kažką jaustų. Nu, tai skausmas, emocija. Aš tai sakau, kad geriausia, nes su jie gali sudeginti viską, kas dega. Pavyzdžiui? Nežinau, blogos emocijos. Nes jeigu nebus laboratorijos, nebus ir rezultatų eksperimentų. Ai, dar gali zefyrų išsikepti. Kodėl kaitinamas vanduo neužsidega? Tik neteisingi atsakymai. Per mažai kaitinam. Galima užpilti šiek tiek naftos, padegti ir tada atrodys, kad vanduo dega. Fake it till you make it. Nu, aš kai kaitinu užsidegė. Bet aš čia... Man atrodo, tai ne vandenį kaitina, kai galimai. Nes širdis jo greičiau sušyla. Nes reikia, kad kažkaip išvirt sriubą. Tai jeigu degs vanduo, tai blogai.
Nes vanduo ir ugnis nesutarė. Kodėl nesutarė? Nežinau, kažkoks buvo asmeniškumas. Reikia kažkaip pataisyti santykius. Gal šitą nežinau. Nes išsausėja ir tampa sausu ledu. Ar ugnis gali perdegti nuo per didelio užimtumo? Ar ugnis? Žinoma. Žinot, pavyzdžiui, kai daug ugnies, viskas iškart sudega. Sudega visas miškas, didelis užimtumas, tai nėra ugnis. Kur jie toliau dega? Jeigu žmogaus vardas ugnis, tai jis tikrai gali perdegti. O šiaip ir paprasta ugnė, jeigu buvo kažkada su degiklių dujiniu, tai jeigu per daug dujų paleidžia, tai užsipučia šiaip. Šiaip jo geras pasakymas, kad žmogus, jeigu vardas ugnis, tai jeigu padegsi, tai ir perdegs. Kiek ugnių reikia, kad įkurtumėt vieną ugnį? Begalybės. Begalybės. Priklauso to, kokį ugnį pasiėmė. Nuo 1 iki 3 užtenka. Su vienu sunkiau bus, bet kai jau dauguma, tai jau ir gerą ugnį galima užkurti. Tai vandens reikia. Kam tu ugnis, jeigu tai vandens reikia? Vandens reikia, kad įkurtum ugnį? Tai taip. Spėju, jeigu, pavyzdžiui, ugnės skautė būtų, tai sakyčiau vienos, bet jeigu ugnė, kokia paprasta ten mergina, tai nežinau, galima ir 10 neužtektų, priklauso nuo jų jėgos ir slandų. Ir dar kaip, pavyzdžiui, jei žiebtuvėlių turi arba su pagaliuku, tai ir begalybė ugnių, man rodos, neužkurtų ugnė. Kiek ugnių reikia, tai sumest į laužą? Nežinau. Man atrodo, kad ir vieno išdegus visai pasišildyti būtų galim. Vienos didelės arba 5 mažų. Kas yra ugnis? Kaip mes atskiriame vieną ugnį? Kas yra vienas visų pirma? Kas yra vienas ugnis? Bet jeigu ugnios įkurs ugnį, ar jis nepraras savo identiteto? Ugnis iš ugniaus juk paima jo vardą. Kam ugniui įkurti ugnį? Juk ugnis be ugnies gali ugniuoti. Kaip užgesintum degantį vandenį? Aliejus ant viršus išpalt reiktų. Aliejus arba naftos. Tai papūšiau, Šluotos metodą naudočiau. Pasiemi šluotą ir eina link ugnies. Negesinčiau. Užpilčiau benziną. Aš taip pat patripsėčiau. Negesinčiau. Aš irgi negesinčiau. Įdėčiau dar vandens daugiau, įmeščiau popieriaus kokio, medienos. Reikėtų gal šiek tiek ir demotyvacijos jau. Parodyti gal kokį liūdną mymą, ar nežinau, kačiukų video, nusiramintų. Su vandeniu. Daugiau vandens. Daugiau ugnies. Kokį maisto produktą norėtum kepti ant įkaitusio mašinos variklio? Kiaušinį. Kiaušinėlį. O jeigu vandeniu? Vandenį? Vandenį. Nes jie vis tiek ten konfliktuoja, tai reikia spręsti problemas. Šiaip vanduo labai geras pasirinkimas. Aušinimo sistema tiesiog turi. O šiaip gal kokį kumpį. Ant įkaitusio mašinos variklio kepti produktus apskritai yra vyriškiausias dalykas. Bus steikas visų pirma, aišku, bratvurstai, visi tokie kaip griliaus patiekalai, aišku, tada dar bus kiaušiniai, gal matė tokios lentos, kur būna ten steikai, kiaušiniai, gvakamolė, tai va, čia pats vyriškiausias dalykas, kas gali būti, tai tokį va ir padarysim tą patiekalą. Kodėl būtent vyriškus? Nes žinot, tokia didelė mašina, variklis, man atrodo labai vyriška, amerikietiška tokie dalykai, žinot. Taip, kelia testosteroną, taip sakykime.